Ar sutinkate, kad ir jūs kartais labai pavargstate ir norisi pailsėti? Atsigulkite dabar patogiai, užmerkite akis ir įsivaizduokite, kad leidžiatės į nepaprastą kelionę. Pirmiausia, sukraukime kelioninį krepšį. Įdėkime į jį viską, kas jūs vargina. Nuoskaudas, ašaras, pyktį, liūdesį ir nesėkmes. Užsekime ir eime į kelią. Štai jau išėjome iš jūsų namo, kuriame gyvenate. Prieš akis atsiveria platus kelias. Mūsų kelias ilgas ir sunkus, nes krepšys spaudžia pečius. Rankos ir kojos pavargusios ir sunkios. Bet tu juk norėtum dabar atsipalaiduoti. Padarykime tai. Nusimkite krepšį ir atsigulkite ant pievelės, štai čia, po medžiu. Įkvėpkite giliai. Ar jaučiate, kaip kvepia žemė? Įkvėpkite dar kartą. Koks gaivus žolelių kvapas ir gėlių aromatas. Jis jūs užpildo. O žemė nuima nuovargį ir nerimą. Išnyksta apmaudas ir visas jūsų kūnas prisipildo jėgų ir žvalumo. Dabar atsikeliate ir galite eiti toliau. Pakeliate savo krepšį ir pajaučiate. Tikrai jis tapo daug lengvesnis. Todėl ir jums tampa lengviau eiti. Dabar žengite per lauką tarp margaspalvių gėlių. Aplink dūzgia bitės, plazdena drugeliai, čiulba paukščiai ir jūs užlieja neapsakomas džiaugsmas. Priešais pastebite tekantį upelį. Jo vanduo stebuklingas, jis gydomasis, be to labai skanus. Pasilenkite prie jo ir panardinate delnus. Jaučiate, koks jis tyras ir vėsus. Pasemėte saują šio vandens ir atsigeriate. Jaučiate, kaip jis pasklinda po visą jūsų kūną. Išvalo gerklę, pilvą. Viduje tampa taip malonu ir gaivu. Visame kūne jaučiate lengvumą ir laisvę, juk tai taip nuostabu. O dabar įbriskite į šį upelį. Jaučiate, kaip tekėdamas vanduo švelniai glosto jūsų kojas.
maloniai kutena padus, kulnus ir pirštus. Jūs šokinėjate nuo akmens ant akmens, jums taip lengva. Ir pastebite, kad jūsų krepšys jums nebetrukdo, nes jis tampa vis lengvesnis ir lengvesnis. Įvairiaspalviai purslai išsisklaido, o blizgūs lašeliai gaivina veidą, kaktą, skruostus ir kaklą. Sruvena vandens lašeliai nuo pečių, gaivindami visą jūsų kūną. Ir jums tampa labai gera. Iš lėto pereinate į kitą upelio pusę. Ir jūs nebijote jokių kliūčių. Esate drąsus ir ryžtingas. Čia pastebite baltą trobelę. Durys atviros. Jos mielai kviečia užeiti vidun. Ir jūs įeinate ją. Priešais matote rusenantį židinį. Čia galite įsidžiovinti. Atsisėdate šalia. Stebite ryškias liepsnas. Jos linksmai šokinėja aukštyn, žemyn, kartais mirktindamos jums. Sklindanti, maloni šiluma glosto jums rankas ir kojas. Jis sušildo ir jums pasidaro jauku ir ramu. Geroji ugnis nusineša visus likusius vargus, liūdesį ir nuovargį. Ir jūs pajaučiate, kad jūsų krepšys tapo lengvas, nes jis jau yra tuščias. Išeinate iš šios trobelės, pailsėjęs ir ramus, patenkintas, su malonumu kvėpuojate grynu oru. Lengvas vėjas glosto plaukus, kaklą ir visą kūną. Atrodo, lyg kūnas ištirpsta ore. Jis tampa toks lengvas ir laisvas. Jaučiatės taip gerai, kaip tik galite įsivaizduoti. Vėjas pripildo jūsų krepšį džiaugsmo, gerumo ir meilės. Visus šios turtus parsinešate namo ir pasidalinate su savo šeima, draugais ir pažįstamais. Dabar jau galite atsimerkti ir nusišypsoti. Jūs grįžote. Jūs jau savo namuose. O visi, esantis aplink, jūs labai myli.